Šiandien parodysime, kaip efektyviai atnaujinti medines duris ir nudažyti jas nepermatoma balta spalva. Pirmas žingsnis – nupjauti duris iki grindų aukščio. Naują aukštį išmatuojame ties durų vyriais ir įgilinamuoju pjūklu nupjauname duris iki reikiamo ilgio. Tada patikriname, kaip durys priglunda, ar kur nors nėra trinties. Jei yra, tai reikia pataisyti. Mūsų atveju durys priglunda idealiai, todėl galime jas nuimti nuo vyrų, padėti ant atramų ir nuimti furnitūrą. Jei medžio masyvo duris dažome balta spalva, furnitūrą būtina nuimti, kad neliktų nepadengtų kraštelių. Be to, vis tiek naudosime naują furnitūrą ir rankenas, tad senąją nuimame. Dabar nušlifuojame duris. Tam naudojame ETS-2 akumuliatorinį ekscentrinį šlifuoklį. Tai leidžia pasiekti itin gerą paviršiaus kokybę, nesukamasis ir ekscentrinis judesys sukuria vadinamąjį išsklaidimo efektą. Plokštiems paviršiams tai tikrai geriau nei stačiakampis vibracinis šlifuoklis. Šlifavimui naudojame universalų Festool abrazyvą Granat. Ant durų yra skaidrus lakas, o Granat šlifavimo popierius nuo jo neužsikemša. Pirmajam šlifavimui rekomenduojame 180 grūdėtumo popierių. Nepamirškite ir kitos pusės. Durų užlaidas ir kraštus ekscentriniu šlifuokliu apdirbti neįmanoma, todėl šiose vietose naudojame stačiakampį šlifuoklį ETS 400 su Granat 180 grūdėtumo abrazyvu. Po šlifavimo ant durų lieka šiek tiek dulkių. Dabar dulkes pašaliname naudodami nusiurbimo šepetį. Šlifuodami su ETS-2 ir dirbdami apšviestoje zonoje pastebėjome, kad duryse yra keli įlenkimai ir įbrėžimai. Su KLC darbo lempa dar kartą apžiūrime duris ir pažymime visas pažeistas vietas. Tada naudodami japoniškas mentelelės užtepame sintetinės dervos glaistą arba smulkų glaistą. Visada glaistykite aštriai, kad paviršiai būtų kuo lygesni. Kol glaistas džiūsta, pereiname prie rėmų. Procedūra tokia pati kaip ir su durimis, tad pradedame nuo šlifavimo. Šiuo atveju iš karto imame ETS 400, nes rėmas turi daug briaunų ir įdubimų. Smulkesnėms detalėms, kurių šlifuoklis nepasiekia, naudojame Granat šlifavimo kempinėlę. Ir vėl likusias dulkes nusiurbėme šepečiu. Kaip ir su durimis, vėl naudojame KLC, kad apšviestume ir surastume vietas, kurias reikia užglaistyti. Ypatingą dėmesį skirkite apatiniai daliai. Su durų rėmais dažnai atsitrenkiama būtent į apatinę dalį. Tada vėl visas pažeistas vietas pataisome sintetinių dervų glaistu. Kol tai džiūsta, grįžtame prie durų ir nušlifuojame užglaistytas vietas. Tai pašalinami visi nelygumai, atsiradę dėl glaistymų. Dar vėl nusiurbime dulkes. Lygiai tą patį darome ir su durų rėmu.
durų spynos plokštelė. Prieš dažymą dar kartą nuvalome paviršių lipnia šluoste. Taip visiškai įsitikiname, kad ant paviršiaus neliko dulkių, todėl jų nebus ir dažų sluoksnyje. Tose vietose, kur su teptuku sunku prieiti, užklijuojame auksinę juostelę. Jas taip pat galima nuimti nepaliekant jokių likučių, net ir po kelių dienų. Dažymui naudojame ne tik dažų volelį, bet ir žiedinį bei plokščią teptuką. Kadangi mūsų CTMC MIDI jau yra vietoje, naudojame jį kaip pakeltą mobilų darbo paviršių. Tiesiog uždėkite laikraštį viršuje apsaugai. Dažai, kuriuos naudojame, yra alkydinės dervos tirpiklio pagrindų pagaminti dažai. Tai leidžia mums užbaigti dažymą vos 2 sluoksniais. Pirmiausia gruntas, tada galutinis sluoksnis. Naudojant vandens pagrindo sistemą, prieš tai dar reikėtų papildomo izoliacinio grunto sluoksnio. Šiuo atveju dėl tirpiklio pagrindo sistemos galime to atsisakyti. Dažų volelis leidžia tolygiai paskirstyti užteptus dažus. Kai rėmas jau nugruntuotas, pereiname prie durų. Vėl nuvalome dulkes lipnia šluoste ir galime pradėti. Geras patarimas – pradėti nuo galinės durų užlaidos ir palikti tik nedidelį plotelį neuždažytą. Būtent už jo galėsime paimti duris pakabintuve. Durims pritvirtinti naudojame medinį pleištą. Tada likusias užlaidas dažome teptukais. Didelius paviršius dažome voleliu. Lygiams durims dažykite tiesiomis linijomis iš viršaus į apačią. Šiuo atveju turime medžio raštą, todėl reikia šiek tiek stipriau spausti ir voleliu dirbti šiek tiek į šoną. Atsargiai perkelkite pleištą į kitą vietą brektime lygų 0 valandos 5 minutės S ir tada lygiai taip pat kruopščiai tęskite visus darbus su išorinė pusė. Dar vienas patarimas – pradėdami dažyti voleliu, iš pradžių dirbkite lėtai, o kai dažai jau užtepti, pagreitinkite tempą. Tai bus mažiau taškymosi. Jei teptukus įdėsite į vandenį, juos galėsite naudoti ir kitą dieną.
Deja, volelio pakartotinai panaudoti nepavyks. Dabar svarbu laikytis ant dažų nurodytų džiūvimo laikų. Tada galėsite tęsti darbą kitą dieną. Gruntas išdžiūvo ir dar kartą su šviesa tikriname duris, ar nėra defektų. Visada atsiranda kažkas, kas išsiskiria ir dabar paskutinė galimybė pataisyti. Pažymėtos vietos užpildomos kaip ir anksčiau. Šiuo atveju mums taip pat prireiks akrilo tūbelės. Per daugelį metų medinis rėmas šiek tiek pasislinko ir atsirado mažų tarpelių. Juos užsandariname plona akrilo juostelė. Tiesiog išlyginkite pirštu. Atsargiai, vėliau toje vietoje nešlifuokite. Tada vėl viską palikite išdžiūti. Toliau lengvai nušlifuojame gruntą ir užpildytas vietas. Tam naudojame smulkaus grūdėtumo švitrinį popierių. Naudojant stambesnio grūdėtumo popierių, su tokia galinga mašina gruntas būtų nušlifuotas per greitai. Kraštams vėl naudojame RTS C400. Taip pat su granat popieriumi 400 grūdėtumo. O likusias vietas vėl apdorojame šlifavimo kempinėle. Viską įsakyti durk siurbliu. Ir nuvalykite lipnią šluostę. Norėdami nudažyti rėmą, vėl nuimame duris nuo vyrių ir pradedame dirbti su teptukais. Tada dažų volelių tolygiai viską išlyginkite. Taip galutinis paviršius būna geresnės kokybės. Jei negalite sau leisti ilgesnio džiūvimo laiko, pavyzdžiui, kai pastate nuolat daug žmonių kaip mokyklose, tuomet greičiau džiūstanti vandens pagrindo sistema yra gera išeitis.
jomis elgiamės taip pat, kaip ir su gruntu. Pirmiausia, nudažome galinę užlaidą, paliekame vietą, už kurios galima laikyti, tada pakabiname ir tęsime darbą. Pirmiausia, likusias užlaidas, tada vidinį paviršių. Tada perkelkite pleištą į kitą pusę ir nudažykite išorinę durų pusę. Štai dar vienas patarimas. Po 10-15 minučių patikrinkite ir dar kartą perbraukite dažų voleliu. Perbraukite tas vietas, kur galbūt buvo užtepta per daug dažų. Viskas. Drąsiai rašykite komentaruose, kokius taikymo pavyzdžius norėtumėte pamatyti kitą kartą.